Sveiki, kinų kalba LT ir mokytoja Ieva toliau tęsia restorano temą. Šįkart sužinosime keletą naudingų žodžių. Pavyzdžiui, canjinzhi servetėlė. Paprastai jau kinų restoranuose ant stalų nebūna. Taigi, jeigu norime servetėlės, turime paprašyti jingeiwo canjinzhi. Jingeiwo canjinzhi. Prašau man duoti servetėlių. Taip pat naudingas žodis yra weijing, jeigu jums rūpi sveika mityba. Weijing yra maisto priedas, vadinama kiniška druskelė, tarptautinis pavadinimas E621. Jeigu norite, kad jos nedėtų jūsų patiekalą, paprašykite bie fang weijing, fang dėti, bie ne liepiamoji nuosaka, bie fang nedėti. Bie fang weijing, nedėkite maisto priedo. Iš ko valgome? Panzi, lėkštė, wan, dubenėlis, dar mums pravers žodis beidzi, puodelis. Gali būti ir stiklinė, ir taurė, ir bokalas, bet koks indas, iš kurio geriame. Su kuo valgome? Galbūt tai bus čadzi, šakutė, daudzi, peilis, dauča, šakutė ir peilis, vakarietiški įrankiai. Galim paklausti, jau mėjau dauča, gal turite vakarietiškų įrankių, gal turite peilį ir šakutę? Greičiausiai mums tą pasiūlys šaukštą. Šaukštas skamba panašiai ir kiniškai, kaip ir lietuviškai šaudzi, šaukštas. Na, o patys kinai valgo kuaidzi, kuaidzi, naudodami lazdeles, kuaidzi, lazdelės, valgymo lazdelės. Na, kai pavalgėme, susimokėkime pinigus, dziedžang, duokite sąskaitą, mokėsiu sąskaitą, dziedžang. Na, jeigu ne viską suvalgėme, galime paprašyti ir tai visai normalu, dabao, tai supakuoti, nešti su savimi. Tai pavyzdžiui, šį patiekalą,这个菜打包，请把这个菜打包，这个菜打包，supakuokite man šį patiekalą. Ar jau pasirengė į restoraną?